Šypsenos akademijoje pastebime, kad daugelis mūsų klientų profilaktinę burnos higieną vis dar vertina kaip estetinę procedūrą. Tačiau tiesa ta, kad būtent nuo šio įpročio ir prasideda ilgalaikė dantų sveikata. Kai žmogus burnos higienos neatlieka reguliariai, burnoje ima kauptis apnašos ir akmenys. Iš pradžių tai gali atrodyti tik kaip dantų pageltimas, tačiau vėliau prasideda dantenų uždegimas, kraujavimas, atsiranda nemalonus burnos kvapas. O laikui bėgant gali atsirasti ir skausmas. Ignoruojant šios požymius, galiausiai vienas ar keli dantys gali būti netgi prarasti. Tokiais atvejais vienintelė išeitis dažnai būna implantacija. Procedūra, kurios dažnu atveju galima buvo išvengti, atliekant reguliariai profilaktinę burnos higieną. Todėl mūsų požiūris, reguliarus burnos higienos atlikimas, tai ne tik profilaktinė procedūra, tai sprendimas, kuris padeda išsaugoti sveikus dantis.